Leisk atspėsiu. Variantas A – nesutapo charakteriai. Variantas B – užkniso buitis. Variantas C – nepergyvenk. Mes su Edvinu irgi savaitę po vestuvių susipykom, bet po 2 dienų susitaikėm. Ir jūs susitaikysit po savaitės. Susitaikysime po neištikimybės? Aš tau sakiau, perspėjau tave. Apie ką perspėjai, kad nebūčiau neištikima Raimondui prieš vestuves? Nu, atkuilys. Palauk, tu buvai neištikima? Taip. Geras, papasakok. Ne dabar. Galiu pas tave pagyventi. Gali, sesute, gali. Nusiramink. O tai, kas jis? Gražus? Kiek kartų? Girta buvai? Kaip? Negali būt. Oho! Nieko savo, ačiū tau, Eglė, ačiū. Taip, iki. Tu nepatikėsi. Liepa su Raimondu išsiskyrė. Jie jam buvo neištikima prieš pat vestuvių ceremoniją, tu įsivaizduoji? O vestuvės, jie tik vaidino, čia tik vaidyba. Čia ką, rimtai? Taip. Oi, tu savo. Tu kas dabar bus? Nežinau. Tegul grąžina pinigus, kuriuos mes jam padovanojom. Saulytė, čiagi ne batų parduotuvė, čia šita schema nesuveiks. Apie to, ką reiškia grąžintų. Mesgi ten sėdėjom, valgėm, gėrėm. Ką mes ten valgiam, ką mes ten gėrėm? Tu su Lukučiu sėdėjai, aš iš vis nieko negaliu, nes maitinu. Bet vis tiek atsiminėti dovanas kažkaip, neteisinga. Neteisinga? O teisinga žmonės pakviesti fiktyvės vestuves. Viskas, paprašyk Raimondo, kad grąžintų. Tu tik jas prisimeni, tuos 400 eurų mes paėmėm iš sąskaitos juodai dienai. O dabar kaip tik juoda diena. Lukučiui reikia naujų rūbų, reikia naujo vežimėlio ir dar begalės išlaidų. Viskas. Skambink Raimondui, pakalbėk su juo, tegul grąžina pinigus. Nes vaidinti vestuvės irgi yra negražu. Gerai, aš pakalbėsiu su... Pakalbėk. Dar viskio. Su kola? Viskio su viskiu. Žiūriu, tu šiandien su Poliu, kažkas nutiko? Tai nenutiko. Pavyzdžiui, tau mergina kada nors buvo neištikima. Vat man buvo ir prieš pat vestuvės. Vargšelis, vaikykis, baras vaišina. Na, ir bent kiek palengvėjo. Ne tai žodis. Įpild dar viskio. Viskio? Eglute, įsivaizduoju, puikios naujienos. Mama sugalvojo daryti remontą ir truputį pagyvens pas mus. Kam čia puikios naujienos? Gal dėl tokių dalykų galėtum su manimi pasitarti? Vis dėlto aš čia gyvenu. Gerai, Eglute, ar tu neprieštarausi, jeigu mama šiek tiek pagyvens čia? Neprieštarausiu. Bet, žinai, neįsivaizduoju, kaip mes čia visi sutilpsim. Liepa nuo šios dienos pas mus atsikrausto. Tai vadinasi, tu prieštarauji. Bet dėl Liepos galėjai ir su manim pasitarti. O Jėzus Marija, o Dieve šventas. Vos užlipau, kaip jūs aukštai gyvenat? O sveika, Eglutė. Diena. Aba kilimėlis ten už durų labai nešvarus, tai reikėtų jį tikrai išskalbti. Edvinas tau sakė, kad aš rūpesčių tikrai jums nepridarysiu. Oi, jauskitės kaip namie. Ačiū, brangiuoji. Mama, renkis jau. Rengiuosi. O kaip pavargau. Aš padėsiu, Edvinai. Tu eik kilimėlį išskalbsi. Žadėjai. Jūs, mama, pavargot labai turbūt. Labai pavargau. Jo, lipti 6 aukštą tikrai labai aukštai. Seniai, anksčiau aš turėdavau prisigalvoti visokių nesąmonių, kad jas įsitempčiau į lovą. Dabar viskas paprasta. Sveiki, aš Raima, mane išdavė nuotaka ir viskas, mes jau voliojamės lovą. Albė, gyvenimas smarkiai pasikeitė. Ačiū. Oi, nereikia. Va, mūsų bendras šeimos fondas pavirto fondu man šelpti. Nieks neužrašo vardo išskyrus Edviną. Nu ką, va, Beliausko dovanėlės užteko pasisėdėjimui su pigiu viskiu. Grąžos nereikia. Čia? O jeigu taip apie pinigų šnekėti, Irma iš vis sako, kad tas dovanas gerai būtų grąžinti. Kaip? Ką reiškia grąžinti? Kas čia?
autodetalių servisas, čia ne ta sistema veikia. Prie ko čia gražinti, taigi buvo vestuvės. Valgėt, gėrėt. Ką mes ten valgėm? Aš, pavyzdžiui, nieko nevalgiau, aš su vaiku sėdėjau. Irma irgi nei valgė, nei gėrė, ji tik maitino. Tai palauk, seni. Tu sakai, kad sąžininga yra gražinti dovaną, taip? O tau atrodo sąžininga žmonės apgaudinėta, ne? Gal mes tos pinigus juodai dienai taupėm, gal vaikiuko vežimėliui, rūbeliam vasarai, kad basas po nebėgiotų. Ai, tai čia aš iš vaiko paskutinį kąsnį atimu. Oi, kaip nepagalvojau, tai imk visus, pasimk, nusipirksi, va, vasarai rūbelių, va, rudenį nusipirksi, žiemai nusipirksi. Žinai ką, gal į darželį gal dar išlieku, aš išlieku, žinai, paimsiu, nes mes per pusę pasidalinom. Pasimk! Nu, baig. Netyčia. Klausyk, nepyk, man bėgt reikia. Sveiki. Man Martinai. Gerai. Kur gyvenimas, Rytas? Iš pat pradžių nuotaka tave meta, o dabar geriausias draugas nori pasimti dovaną, kurią padovanojo per vestuves. Nesąmonė. Gal norit išgerti? Ačiū, labai padėjot. Beje, malonu susipažinti, Raimondas. Dalia, malonu. Tik, kad labai greitai. Nu ką padarysi, pasaulis pasikeitė. Tikrai pasikeitė. Aš žinoma, Liepa, nenorėčiau kištis į tavo asmeninį gyvenimą, bet man kažkaip labai keistai atrodo, kad tu per savo medaus mėnesį sėdi sesers bute ir dar be vyro. Nieko čia keista. Kokios vestuvės, toks ir medaus mėnuo. Atsiprašau, gal dar arbatos norėtumėt? Tai kad jau 4 puodus išgėrėme, gal einam miegoti? Taip, teisingai. O tik vienas pastebėjimas toksai. Edziu, pasakyk, prašau. Ai, tiksliai, dėl miegojimo. Tai Tomutė miegos savo kambarį viršui, tai viena vieta. Mes su Glute miegamajame 2 vietos ir lieka viena vieta salone ant sofos. Tai, manau, ten miegos mama, o Liepai teks miegoti ant grindų. Tu ką, Edziu, išprotėjai? Ant grindų traukia? Tu nori dar, kad jinai ir susirgtų? O ką tu siūlai, kad mama susirgtų? Dieve, niekaip čia įsitaisyti neįmanoma papas. Visur spaudžia. Mama, ką? Klausyk, iš kur tu žinai, ką Liepa padarė? Nu, tai man kaimynė, žinai, pasakoja. O iš kur jie žino? Tai kad jinai, žinok, mokykloje 30 metų putinčią pradirbo, tai jinai viską žino. Nors pensijai, bet įgūdžiai išlieka. Mami, žinau, kas nutiko tarp Raimondo ir Liepos, yra tik jų reikalas ir nereikia lysti. Bet kad niekas nelenda. Aš tik tai domiuosi, kodėl. Jūs pragyvenot 10 metų meilėje, santarvėje ir vieną kartą padarėjai klaidą, tai jinai tave išspyrė pro duris. Ava, kad Liepa su kažkokiu bulgaru, tai ne. Jisai ne bulgaras. O koks skirtumas? Vengras. Nu, dar kažkoks tai. Prisimeni, Eglė, kokia buvo? Gera, protinga, teisinga. Tai jeigu jinai teisinga, tai turėtų žaisti tokiamis pačiomis sąlygomis. Ją įskistomis rankomis priėmė, o tave ne. Tai tegul dabar ją išvaro iš namų. Pakalbėk su ją. Ir pasakyk, tegul išeina. Supratai? Gerai, pakalbėsiu. Ne gerai, bet pakalbėk ir tegul išmeta pro duris laukia. Nu, gerai, pakalbėsiu. Tu pakalbėsi tu. Saulytė, tu namie? Aš namie. Raimondas pinigus atidavė? Gražinu, atidavė, paėmiau. Bet dabar neturiu, paskolinau Edvinui. Jam kažkam labai reikia. Meškinė, ašgi tau sakiau, kad važiuosim apsipirkti. Aš nežinau, kam reikia Edvinui tų pinigų, bet mums jų reikia labiau. Paprašyk, kad atiduotų. Tai gal paskui kada? Ne, dabar. Alio? O, Eglutė, labas. Gal Edvinas kur netoli yra? Ne, jis ten laiptinį kažką tai užsiėmęs. Ai, užsiėmęs? Aišku, užsiėmęs kažką negali kalbėti, gal paskui paskambinsiu. Dabar kalbėk.
Eglutė vis dėlto reikalas toks svarbus, gal gali jam perduoti telefoną. Gerai, tuoj pakviesiu. Aha. Sveikas, Edva, atsimeni, aš tau paskolinau 400 eurų, tai žinok, mes su Irma važiuojam dabar apsipirkti ir labai reikia pinigų. Nu, nepyk, kad taip išėjo, atvažiuosiu pasiimti, gerai? Alio? Tai bučkis, iki. Kas čia buvo? Nežinau, sakė, nori skubiai su tavimi pasikalbėti. Eglė, Na. kol mes vieni, aš norėčiau pasikalbėti. Ai, kol tavo mama netrukdo. Ir Liepa, kodėl? Kai vieną kartą aš padariau klaidą, tu mane į lauk iš namų išmetei. O kai Liepa padarė tą patį, tu ją priėmė į namus. Gal tu man neprimink apie savo klaidą, nes aš ką tik su ja susitaikiau. Bet jeigu tu tokia principinga, tai turėtum laikyti savo principų. Ai, tai čia tavo mama tave pakurstė. Ne, aš pats sugalvojau. Nemeluok. Tu čia nebūk tarpininkas tarp manęs ir savo mamos. Jeigu tavo mama nori man ką nors pasakyti, tegul sako tiesiai man į akis. Va tokie mano principai. O kas buvo toliau? Įsivaizduojat, prieš pat vestuves. Aš ją taip pasitikėjau, aš galvojau, kad ji mano gyvenimo moteris. Net neįtikėtina, kaip taip gali nutikti. Aš ją taip mylėjau. Aš galvojau, su ją praleisiu visą gyvenimą. Aš net gyvenau ją. O kas buvo toliau? Stirnytė, šypsokis plačiai, nes tavo medžiotojas sugrįžo iš medžioklės ir parnešė tavo mamuto kailį. Ačiū. Aš irgi kai ką sumedžiojau. Liepa pati atnešė, nes pasirodo, kad kai jie su Raimondu dalinosi dovanas, mūsų vokelis atiteko jai. Tai aš dabar labai norėčiau sužinoti, ką mano medžiotojas iš tikrųjų medžiojo, kodėl jisai man meluoja ir apskritai iš kur jis gavo pinigus. Iš kur gavo pinigus? Nuo kortelės paėmiau. Kokia gudri schema, fantastika. Paimti pinigus iš šeimos biudžeto, kad sugrąžinti į šeimos biudžetą. Albertai, kiek aš tavęs prašiau, tiesiog nemeluok man. Būk su manim sąžiningas. Ir padėkok savo medžiotojai. O čia tikrai mūsų vokelis? Neklausyk, aš gal jau atpažinsiu mūsų vokelį. Aš jo ieškojau per 5 parduotuvės. Būtent su tokiu, Svarovskiu. Bet mes dovanojam 400, o čia 5. Jeigu jau norim būti sąžiningi, tai 100 reikėtų grąžinti. Taip, žinoma, reikėtų grąžinti. Juk ir vestuvėse buvom, ir pasilinksminom. Būtų tikrai nesąžininga ir gana įžulu, jeigu mes iš to dar ir 100 eurų užsidirbtumėm. Turbūt. Seglė pasikalbėjai? Mamit, viena diena tik praėjo, ką čia? Viena diena? O tu žinai per vieną dieną, kiek Dievas sutverė? Mamit, klausyk, aš daugiau nebenoriu būti jų dviejų tarpininkų. Jeigu tu nori kažką Egliai pasakyti, tai pati nueik ir pasakyk. O va čia va jau. Kalbi Eglės lūpomis. Ne, čia kalbu aš. Tu. Tik Eglė man padėjo suformuluoti mintį. Tai gerai, jeigu tu nenori kalbėti su Egle, tada prašau pasikalbėk su Liepa. Jeigu tu galvoji, kad jinai yra neteisi. Galvoji taip. Turbūt. Kas turbūt? Galvoju. Tai tada tu ir pasakyk Liepai, kad Liepa, tu pasielgiai siaubingai, tu turi pagalvoti, kaip tu toliau gyvensi. Ir žinoma, tik ne šiuose namuose. Viskas, taškas. Bet ir bus tada diplomatiškas pokalbis. Gerai, pakalbėsiu. Tai gal aš jau ir eisiu kur nors, nes nieks manęs nelaukia. Pala, Raimondai, juk Rūta ką tik atėjo. Ji dar negirdėjo, nuo ko viskas prasidėjo. Žinai, ta Liepa tikra vaška. Pasakok, Raimi. Tai nėra čia ką pasako. Turėjau nuotaką, ji mane paliko prieš pat vestuves. Raimondai, na kas tai pasakoja, pradėk nuo pradžių. Žodžiu, klausyk, istorija tokia. Raima ir ta Liepa buvo kartu nuo pat vaikystės. Ir ji išdavė jį su graiku iš Graikijos. Siaubas, prieš pat vestuves. Ir ne bet kokiu ten graiku. Pasakok, Raimondai. O mes tau gėrimą užsakysim. Na tai va, aš su Liepa draugavau nuo pat vaikystės. Gal kokios vyram nuolaidos, ne? Aišku, supratau.
Tad aš už tavęs. Ne, mama. tu ne už manęs, už tuo, o už manęs dar mergytė, kurie atbėga. Tėti, tu už manęs. Aišku, supratau. Jeigu viena moteris duše, o dar 3 eilėje, tai turbūt šiandien į dušą šansų man patiek nėra, ne? Taip. Oi, aš per ilgai tikriausiai. Atleiskit. Tik. Liepa, man reikia su tavim pasikalbėti. Edvinai, man labai malonu su tavim kalbėtis įvyniojusi rankšluostį. Apsirengsiu tada. Man patogu. Žiūrėk, Liepa. Man atrodo, kad tu per greitai pasidavei. Kuria prasme? Tu net nebandai susigrąžinti Raimondo. Nu, taip, tu suklydai. Nu, bet negalima taip greit pasiduoti. Jeigu tu jį myli, tu turi bet kokią kainą bandyti ir susigrąžinti. Aš labai jį myliu, bet, juk tu geriau pažįsti Raimondą, jisai mane atleis. Va, dėl to, kad aš jį pažįstu, aš žinau, kad jis tau atleis. Eglė juk man atleido, taip? Nes mylėjo. Aš taip manau. Ir žinai ką? Ką? Eik ir negrįžk, kol nesusitaikysi su Raimondu. O, atsiprašau. Raimo, aš kvailė. Tiksliau, 2 kartus buvau kvailė. Pirmą kartą, kai buvau tau neištikima, o antrą kartą, kai nepaprašiau tavęs atleidimo ir nebandžiau viską ištaisyti. Aš labai tave myliu ir aš su tavim vienintelį noriu būti. Raimondai, o tai čia ta nuotaka? Ir apsikvailinau. Ir 3 kartą. Žinai, Raimo, tu galėjai ir simpatiškesnės manas susirasti, ką? O antrą, Raimo, tu kiek galima, tik 2 dienas pas mamą išvažiavau. Ką pričiulbėjai, ką? Tikriausiai, kad sergi nepagydoma liga ir gali tave išgelbėti tik tai seksas su 2 merginomis? Neklausyk. Ai, arba kad tu esi apkerėtas ir gali kerus išsklaidyti tik tai moteriškos kelnaitės. Ne, tik tai, kad jūs jam buvot neištikima prieš vestuves. Prarandi kvalifikaciją. Tu taip nuobodžiai tempiesi merginas į lovą, ką? Neklausykit, šneka pievas kažkokias. Tai mes jau gal einam. Ne, merginos, pasilikite, aš mielai prisijungsiu prie jūsų bakanalijos. Renkitės. Greitai, renkitės. Viską padarom ir einam. Rytoj jam į darbą. Na ką, vaišinkis? Tai mes jau einam mums rytoj į universitetą. Liepa, kam visas šitas spektaklis? Ne kam, o dėl ko. Kad galėčiau būti su savo mylimu vyru. Edvinai, kur Liepa? O, jinai išėjo taikytis su Raimondu. Kaip išėjo? Jinai keistai elgės, bet kad šitaip. Nu, tai kad jisai davė jai gerą patarimą, todėl ir išėjo. Ai, Edva davė gerą patarimą. O jis bent išsiaiškino, kas ir kaip čia. O kad čia aiškintis? Čia ir taip viskas aišku. Jo? Tiksliai, Edva labai geras šeimos santykių specialistas. Klausykė, Glūtė, vat nereikėjo apgaudinėti vyro, o tada būtų viskas ir aišku. A jo, Edvinas labai gerai žino apie neištikimybę. Gal jūs baigsit pagaliau, ką? Tu prašai, kad aš pasikalbėčiau su Egle, taip? Tai aš ir kalbuosi ir nesikišk. Ir varyk iš čia. Mes dabar kalbėsimės be tarpininkų. Taip. Čia yra mano namai ir aš gal pats nuspręsiu, kur, kada ir Na, kas turi varyti. ir pabaig rėkauti ant Eglės. Jinai tavo vaiko motina. Va būtent. O jinai tavo gerbiama motina. Taip. Ir nekelk čia balso. Aišku. Ir dar atleido, vat. Tokiam, bet nevykėliui. Žiūriu, jūs čia linksminatės? Toma, eik mėgoti. Nerėk ant savo dukters. Ir žinok, jeigu mergaitė susivienė, tai vienas berniukas su jumis nesusitvarkys. Vonė jau laisva. O, va taip. Įmonė. Gerai. Nu. Na, Nusiprausk visus purvus. o taip. Sveiki. Labas. Labas. Liepa namie? Ne, jinai išvažiavo taikyti su Raimondu. Taikytis? Tai yra galimybė, kad jie dar susitaikys. Nu, aš taip tikiuosi. O jūs ko norėjot? Ne, nieko, šiaip užėjom. Nu, tai iki. Nu, iki. Nagevičiai, jeigu kitą kartą man norėsit pasakyti iki, tai dėl to nebūtina skambinti ar atvažiuoti dėl to. Tai ką mes jam pinigų negrąžinsim?
Žinoma, kad gražinsim, bet vėliau. Reikia suprasti, ką užsibaigs ta situacija. Neskaičiuokim valandų, neskaičiuokim valandų, kur praleidžiame kartu, kur praleidžiame kartu. Galbūt viskas pasibaigs. Šiandien tu man graži, šiandien man nuostabi, kokia esi.